Sveiki atvykę į jaunųjų nefrologų platformos tinklalaidę ir šiandien kviečiame paklausyti tinklalaidę apie inkstų akmenligę, tai ne tik operacinis gydymas. Inkstų akmenys yra viena iš nedaugelio inkstų ligų, galinti sukelti ūmų ar lėtinį skausmą inkstuose. Jie serga iki 10% suaugusių gyventojų. Inkstų akmenų susidarimo ir pasikartojimo rizika lemia keletas veiksnių: vyriška lytis, nutukimas, etninė grupė, šeimos anamnezė, šlapimo sudėties pokyčiai ir akmenų tipai. Pastaraisiais metais dėl gyvenimo būdo, mitybos pokyčių ir nepakankamo skysčio vartojimo ši liga vis dažniau diagnozuojama įvairiaus amžiaus žmonėms. Dėl to tampa itin svarbu geriau suprasti inkstų akmenų susidarimo priežastis, simptomus, gydymo galimybės ir prevencijos būdus. Daugelėje mokslinių tyrimų kalbama apie inkstų akmenų susidarimo rizikos veiksnius, daug dėmesio skiriama akmenligės pasikartojimo dažniui simptomatikai. Nemažiau svarbu ir inkstų akmenligės ilgalaikių komplikacijų prevencija. Nustatyta, kad reikšmingai padidėja lėtinės inkstų ligos išsivystymo rizika. Ši rizika dvigubai didesnė nei asmenų neturinčių akmenų inkstuose. Kalbant apie skaičius, nustatyta, jog inkstų akmenligės pasikartojimo rizika gali siekti nuo 20 iki 50%, taigi net pasišalinus inkstų akmenį arba pašalinus jį chirurgiškai nesame apsaugoti nuo pakartotinio akmenų formavimosi. Tai tik įrodo anksčiau minėtą prevencijos ir ilgalaikių tinkamų įpročių formavimo svarbą. Nemažiau aktualus valstybei ir finansinis aspektas. Paskaičiuota, jog inkstų akmenų diagnostika ir gydymas Jungtinėms Amerikos valstijoms kainuoja apie $4,5 milijardo per metus. Akivaizdu, kad tema tikrai aktuali ir svarbi, todėl norėtume pakviesti ją padiskutuoti plačiau mūsų šiandienos svečius. Kauno ligoninės urologijos skyriaus gydytoją urologą Vilių Bosą. Labą dieną. Respublikinės Klaipėdos ligoninės nefrologijos skyriaus vedėją gydytoją nefrologą Arvydą Dargevičių. Ir Vilniaus universitetinės ligoninės Sandarų klinikos urologijos centro mokslo daktarą gydytoją urologą Marius Nicul. Sveiki. O moderuosiu aš, jaunųjų nefrologų platformos pirmininkas Andrėjus Bura. Tai sveiki visi, labai malonu, kad sutikote dalyvauti. Na ir kaip minėjom, tai inkstų akmenligė iš tikro nėra dažna liga, bet varginanti ir pasikartojanti. Ir pradėtume pokalbį, kasgi tie inkstų akmenys, kokie gali būti jų tipai. Kokie akmenys? Kas tie inkstų akmenys? Aš tai akmenys, tiesiog akmenys susidarė iš druskų, kurios kaupėsi inkstuose. Ir, aš kaip pat atsimenu, pagrindinis tipas, žinau, tik tai kalcio oksalatas ir uratiniai akmenys ir visi kiti tokie mažiau pasitaikė. Va. Čia, žinot, labai svarbu nuo to, kurioje tu vietoje esi. Aš kai atvažiavau į Klaipėdą po rezidentūros, iš vis, man atrodė, kad manų žymiai mažiau, bet kadangi mūsų skyrius buvo kartu su urologais iškart, aš apakau iš pradžių. Daug yra inkstų akmenligės. Ir tad mane kažkaip sudomino tas dalykas. Tai vis tiek mes susidurėm, aišku, kasdienybėje labai retai, bet kai tenki tam tikrą temą, pavyzdžiui, urologijos skyrių, tai atrodo, kad vien tik akmenys yra pasaulyje. Atsiprašau, čia aš nukrypau. Bet aišku, kalcio oksalato yra vyraujantis tie akmenys, paskui kalcio fosfato, po to jau yra tie retesni šlapimo rūgšties arba uratiniai akmenys. Ten jie irgi dar skirstomi į kelias kategorijas, o paskui jau iš vis būna tie struvitiniai vadinami, su infekcijom susiję, tai jie dažnai būna ir mišrus, nes kažkaip pradžia gali būti jo kaip ir kokio nors kalcio oksalatinio, bet paskui vartojantis infekcijom branduolys išlieka tas, bet formuojasi jau struvitiniai akmenys. Nu ir reti oksalo akmenys arba šitie iš vis, kur genetiškai sąlygoti arba medikamentų sukelti ten, kur mažiau 1% jų yra ten. Nes kai kurie vaistai duoda kristalus ir susiformuoja akmenys. Yra labai gražių nuotraukų. Na taip, ten kalbant dar apie tos tipus, tai aišku, dažniausiai susiduriam su kalcio oksalatiniais tais akmenim, ar ne, ten kokį 70, vos ne 80 gal net procentų sudaro visų tų akmenų, kas sutinkam. Šlapimo rūgšties koks 10-15. Tada dar, sakykime, panašiai gal iki tiek būna infekciniai tie akmenys, o ten jau cistininiai panašiai labai reti būna, sakykime, iki 1%, ar ne?
Jo, tai tokie tie akmenys, su kuriais pagrindė ir dirbam visi. Gal čia aišku toliau kalbėsim apie jų tiek ir diagnostiką ir panašiai, bet kalbant apie tą sudėtį vis tiek turbūt svarbu paminėti, kad tie akmenys jie dažnai būna tokie mišrios sudėties, kaip ir minėjo kolegos, kad pradžioje liktai gali vyrauti vieni, sakykime, kristalai, ar ne, po to pradeda visai kiti jungti, tai, sakykime, branduolys, apvalkalas labai gali skirtis, tai ypač ir patys urologai matom operacijų metu, kai skaldom tos akmenis, kad ten kevalas vienoks, šerdis visai kitas, sakykime, ir visai kitos savybės, kai skaldom, tai ir tas tikrai matosi ir vizualiai. Tai tokio, net ir pacientai, kai jeigu ir klausia, tai ko čia daktarė, nereikėtų vengti, tai atsakyti labai sunku, nes atrodytų dėl tam tikros akmens dalies reikėtų to privengti, dėl kitos dalies kitų dalykų. Tai ta profilaktika tikrai, manau, čia toliau gal pašnekėsim, tokia sudėtingas reikalas. Ačiū labai už atsakymus, nes tikrai tai teoriškai skaitai, tai yra tokie akmenys, bet matyt praktikoje jūs susidurėt, kad tie akmenys yra mišrūs ir sudėtinga pasakyti tą pagrindinį jų tą branduolį. O pats akmens formavimosi patogenezė, kaip jis susiformuoja tas akmuo? Jeigu turim ten kalcio oxalatinius, šlapimo rūgšties ar tai struvytinius tos akmenys, kaip jie formuojasi, kokie yra priežastiniai veiksniai tikriausiai ir kokie yra jie modifikuojami, tarkim, ten vanduo, druska, ten kalcis, baltymai ir nemodifikuojami. Ar tai ten yra genetiškai labiau linkę tie žmonės kaupti tos akmenis ar kažkokios kitos priežastys? Aš tai nežinau, gal užbėgsiu už akių, bet tokį vieną vaizdingą labai apibūdinimą, kaip tie akmenys formuojasi. Atsimenu iš kažkurios konferencijos, ten pasakojo stiklinę su vandeniu, kaip įdedi druskos ir maišai ir ten išsimaišina, ištirpsta visą. Dar įdedi druskos maišai, ištirpsta, paskui dar dedi ir paskui jau netirpsta tie kristalai ant dugno, ten gali suptis kiek nori, gali maišyti, tada įpili vandens ir vėl viskas ištirpsta. Tai aš kaip pacientą maždaug aiškinu, taip klausia, kaip jie čia suformuojasi, kaip čia išvengti. Vienas iš tokių pagrindinių būdų tą vizualiai papasakoju, nes mažai vandens vartoja šiaip Lietuvoje pacientai, tai kaip pasakai, kad reikia ten išgerti 2 litrus ar išsisio 2 litrus, tai labai nustemba. Tai pagrindinis toks vienas, man atrodo, kad mažai skysčių vartojimo, kuris modifikuojamas būtų. Čia labai priklauso nuo akmens tipo vis tiek. Aišku, tas vanduo tai yra toks jau svarbus labai principas. Bet jeigu taip paimti bendrą situaciją, konkretizuojant akmenis, tai aišku viskas labiau susiskaidytų toliau. Jeigu, pavyzdžiui, kalcio oksalato arba šlapimo rūgšties, tai skirtumas būtų, kad, pavyzdžiui, šlapimo rūgšties konkrementai susiformuoja rūgščioje terpėje, kalcio oksalatui tas pats, kalcio fosfato akmenims šarminė terpė. Bet šiaip tai, jeigu paimti, pavyzdžiui, visą tai vadinama supersaturacija, kai reiškia, kaip jūs pasakote, visas šitas mišinys įvairių druskų yra kažkur tai šlapimo takuose ir susidaro situacijos, kai visą tai iškrenta į kristalus. Tai vis tiek yra kalcio jonai, kurie yra teigiami ir juos supa neigiami oksalatai, citratas, fosfatai ir vanduo tai toksai tirpiklis. Ir su šitoj terpiai, kai suardoma pusiausvyroje kažko labai daug, tai tada susidaro jau kristalai. Ir jeigu dar tos sąlygos nepasikeičia, jau tada mes turime kristalų susidarimą. Ir tai yra kaip konkrementų susidarimas, bet jau kanaliukuose pačiuose. Bet jeigu dar yra kitas mechanizmas, pavyzdžiui, randalo ta plokštelė, jinai susidaro papiliuose, tai ten visai kitas mechanizmas turėtų būti. Čia gal urologai labiau kompetentingi visą šitą papasakot, nes jie akimis mato, pavyzdžiui, ant papilius susidariusius tos iš vidaus einančius tokius konkrementus, kurie kaip iš vidaus auga. Jo. Žodžiu, čia kiekvienam kilbukui savas kabliukas. Jeigu visų dabar taip nuosekliai apšnekėtumėm, tai galbūt ir prasminės. Pavyzdžiui, hiperkalciurija
kalcio ir oksalatų daug, jau kalcio oksalato akmenis ir tada jeigu dar pakankama koncentracija, trūksta citrato, kuris yra kaip tirpiklis visų šitų dalykų, tai jau susidaro kalcio oksalato akmenis. Bet čia labai daug šnekėt būtų galima apie kiekvieną rūšį tikriausiai. Taip. Ja. Pritarčiau čia išsakytėm visiems punktam kolego. Taip trumpai turbūt apibendrinant, tai vis tik tas akmenų formavimas, jis aišku labai priklauso nuo tos druskų koncentracijos, tada nuo medžiagų, kurios skatina susidarimą, tai vadinami promautoriai, ir medžiagų, kurios slopina susiformavimas, tai vadinami inhibitoriai, šitie dalykai labai svarbus. Aišku, kiek laiko išlieka ta hipersaturacija, tai yra padidėjus druskų koncentracija inkstuose irgi svarbu, ir taip pat pH, nes čia kiekviena akmenų grupė turi savo tą mėgiamą pH, kuriame auga ir panašiai, į ką mes dažnai ir po to kreipiam tą ir gal profilaktiką kažkokią ir panašiai, sakykime, gydymą, irgi atsižvelgiam. Tai visa šitų, sakykime, faktorių visuma ir lemia to akmenų formavimąsi dažniausiai. O iš tikrųjų, kaip ir minėjo Rendalo plokštelės, tai jo, čia yra susidarimas jų šiek tiek kitoks, ten dažniausiai dėl tų, sakykime, kanalėlių pažaidos, ką mes paprastai matom kaip gleivinės tokius kalcifikatus, sakykime, vos netrodo kaip akmenukai auga tarsi iš gleivinės, nes, sakykime, tai ir tą gali matyti ir po to, ir nuo tokio, sakykime, brandolio matricos ant jos toliau formuojasi tas tolimesnis akmuo. O koks tas akmuo formuojasi, tas dažnai priklauso ir nuo sąlygų, ir kokie kristalai vyrauja, sakykime, tai čia kaip ir minėjau, kad iš kur ta mišri sudėtis tarsi atsiranda, tai Rendalo plokšteliai vieni kristalai vyrauja, o po to visai kiti pradeda lipti. Ir ten, sakykime, irgi skiriasi, kokį tu pagausi, sakykime, kurioje fazėje kristalo formavimuose. Pavyzdžiui, kalcio oksalato monohidratas, tai jis toks jau bus suformuotas, labai kietas akmuo. O koks dihidratiniai fazėje jau išvaizda visai kita turi, jis kur kas trapesnis ir vėlgi ten šiek tiek ir skiriasi ta visa patogenezė ir kas būtent pagrindė lemia tos dalykus. Tai iš tikrųjų gali atsakyti labai trumpai paprastai, kad tiesiog šlapime per daug druskų ir gali nueiti tokius jau ten gilius mechanizmus, kur čia neužteks 1 ar 2 valandų viską išaiškinti nuo A iki Z iš tikrųjų. Jie supratau. Aha, kažkas, Arvydai, kažką norėtų sakyti? Ne, aš pritariu, sakau, čia toksai, kai šitas toks yra Philip Coja rašus, nežinau kaip tarti tą pavardę, iš Čikagos universiteto, visą tą vadina supersaturacija kaip šokis, kai visos tos dalelės vienas su kitu šoka maždaug ir čia susidaro tie kristalai. Toks sudėtingas procesas iš tikrųjų, gyvas. O nebūtų čia 21 amžiaus rykštė, fast foodai, mažas fizinis aktyvumas, pastovus, pavyzdžiui, ofisinis darbas, mažai skysčių, daug kavos, visi tie mūsų produktai yra superfoodai, kurie daug konservantų, druskų pridėta, ir tai gal irgi turi įtakos kažkokios tiesioginės šitam akmenų formavimuose. Dėl kavos tai dabar jau galima paskaityti, kad kava vis tik nedidina akmenligės rizikos. Netgi yra tose senose sąrašuose, kur oksalatų, daug oksalatų, bet iš tikrųjų tai peržiūrėjus visus tos maisto produktus dabar paneigta, kad kava arbata nėra rizikos faktorių inkstų akmeningai. Tai čia svarbus faktorius mums kabinetiniams žmonėms. Bet gal daug kavos, mažai vandens, skysčių kiekis mažas ir tada vyksta ta, kaip ir minėjot, hipersaturacija, tų visų konservantų, tiksliau tų druskų ir turime pabaigoje inkstų akmenligę arba jos pradžią. Čia mes kaip kiekviena mašina esame gan skirtingi, aišku, turim daug bendrų bruožų, bet viskas tikriausiai labai priklauso nuo bendro konteksto, kad tu tą dieną dar suvalgy, išgeri papildomai čia. Vienareikšmiškai neįmanoma sakyti tikriausiai apie maistą. Maistas iš vis tokia labai eskaluojama tema, bet sunku ją šnekėti, nes tikrai yra sudėtinga tema maistas. O patys iš tavęs metaboliniai sutrikimai, tarkim,
pacientai, kurie turi hiperkalciūriją, hiperoksalūriją ar urikozūriją, išskiria daug šitų druskų. Jie turi didesnę riziką patirti inkstų akmenligę negu normalus žmogus. Be abejo. Be abejo. O anatominiai faktoriai, kadangi turime chirurgus, vis tiek anatominiai faktoriai tikriausiai turi irgi įtakos. Gal galėtumėt plačiau aptarti? Anatomija, ką aš labiausiai yra, tai šlapimtakių struktūros, tai pieloriterinių ir, sakykime, kokie anatomiškai infundibulų susiaurėjimai, kas yra irgi ureteroskopijų metu matosi, kad tiesiog ten akmuo kažkur pralysti negali arba paliekė, matosi, kad pasikeitė, bet irgi įtakoja uždegimai buvo, gal ten formavosi akmuo, buvo uždegimas ir visą kitą. Pieloritelinio segmento irgi ten turi tą įsiplėtimą, bet kad akmenys dažni būtų prie tokių, aš nesu taip jau pastebėjęs, yra tas įsiplėtimas ir viskas, o visa kita anatomija, net nežinau, gal Marius daugiau gali kažką matė. Kiek iš mano patirties, tai sakykime, aišku, tas sulėtintas nutekėjimas, iš kurios vietos be paimsi, sakykime, jeigu turim kažkokią pūslės obstrukciją, tai gali formuotis pacientam pūslės akmenys, turim ten geldelės sunkia obstrukcija, sunku nutekėjimą sulėtėjus, ar ten striktūra, kraujagyslė, dar kažkas, randinis procesas, tai kartais irgi tas gali skatinti, nes vis tiek, dėja užsistovi sakykime, tos druskos. Ir šiaip ten pacientų sekant, sakykime, su kokiom šlapimtakių struktūrom pieloriteriniam, tai kartais tai ir būna vienas iš faktorių, kas mus skatina imtis veiksmų. Kad jiem pastoviai auga vienoj pusėje, būtent toj, kaip sakau, užtvenktoj, kaip su užtvanka, pastoviai formuojasi akmenis, o kitoj pusėje nėra visai tų akmenų ir nebūna. Tai mes taip irgi galim diferencijuoti, kur čia yra, sakykime, paprastai metaboliniai dalykai, ar ne, tai apims ir abi pusės, ir dešinė, ir kairė, o jeigu vis dėlto formuojasi laik vienoje pusėje, tai dažnai reikia ieškoti, ar čia nėra kažkokių nutekėjimo tų problemų. Ir dažniausiai, pažiūrėjau, kai darom didelis akmuo yra perkutaninė nefrolitotripsija, echoskopiškai žiūri, ar ten kompiuteriniai tomografijai tą inkstą užima tas akmuo, nieko paimi, išoperuoji, išimi tos akmenis ir paskui stebėjai vis tiek ten po mėnesių, po 2, po pusės metų ir matai lieka tas įsiplėtęs inkstas, toks ta geldelė įsiplėtęs. Paskui galvoju, gal čia iš tikrųjų ta pagrindinė priežastis ir buvo, kad ten tas nutekėjimas sudrigo, kad pradėjo formuotis didelis akmuo. Ir tokius daugiau pastebim, echoskopiją, aš kartoju, ten kas 2, kas pusę metų, kas metus tą echoskopiją ir žiūrim, ar toliau neauga tas akmuo tam inkste. Tai iš tokių anatominių. O pavyzdžiui, ten kur būna tie tokie, aišku, reti variantai, ten meduliarinis spongiozinis inkstas, tai jis kažkoks anatomiškai yra skirtingas, tai jie irgi turi polinkį inkrementų susidarimui. Čia įgimtos visos, sakykime, deformacijos inkstų, pasagos formos inkstai irgi dažnai jie turi visiškai netipinę anatomiją, ir kolektoriką, tie dažnai dalykai irgi labai prisideda, kad tokiem žmonėms daugiau būna tų problemų su akmenlige. Prie policistinių inkstų irgi, jeigu daug cistų, kai kurios ten spaudžia tą ištekėjimą tokį, tai susidaro ten kampuose tokių visokių yra, bet tokia irgi anatomija keičiasi. Kada? Kartu būna būdinga policistiniams citratų mažai turi jie, mažai įskiria citratų šitie policistiniams. Tai dažnai būna hiperkalciūrija, tai čia mišinys vadinasi yra anatomija ir tų jau metabolinių dalykų tikriausiai. O kuomet būna ekstrareninė geldelė, kai echoskopuoja, taip matai, kad jinai tokia išsiplėtus, čia irgi yra įtakos kažkokios nutekėjimui turi ar neturi, tai yra visiškai kaip ir tokia sutinkama norma. Tos ekstrareninės tai retai taip pasitaiko, bet kad labai pastebėt, kad grinai dėl ekstrareninės ten susidaro akmenys, tai lyg ir nepastebėjau, ten tokia daugiau anatomija, nutekėjimui nekenkia, jeigu yra tas nutekėjimo bėda, tai jau ten stipriai įsiplėtus ir taurelės gal pasiplečia viską. O grinai, kad ekstrareninė ten echoskopo, tai daugiau ten
kartais aprašo nesuprasi, kam čia šis ekstrageninis toks dalykas. Ir mes taip urologai tokia taisyklė, bent jau čia taip tarpusavį pašnekam, kad jeigu čia tik geldelė kažkiek prasiplėtų su taurelės visai nesureagavę, tai turbūt ta hidronefrozė klausimas, ar čia yra jau baisiai tokia reikšminga, nesakykime. Tai kartais taip irgi gali atskirti ten iki kelių centimetrų, kad ten ta geldelė ekstrareninė, kažkiek platesnė, paprastai, tai nėra kliniškai reikšminga ir tikrai neturėtų lemti kažkokių ten akmenų formavimo su žmogui ir panašiai. Tai dažniausiai taip diferencijuojam. Ir aišku, yra papildomi tyrimai, dinaminė scintigrafija, gali pabandyti vertinti, kiek ten realiai po to bus įvertinta inksto ta visa sekrecinė funkcija, ar yra obstrukcinė tipo kreivė, ar ne. Tai tokių yra šiek tiek papildomų tyrimų, kurie mums dar gali užvesti ant kelio. Supratau, tai anatominiai faktoriai realiai turi biškį įtakos, bet nedaug. O šeiminė anamnezė pacientai, tikriausiai irgi čia bus su tais pačiais metaboliniais sutrikimais, jau genetiškai paveldėjo, tai ir turės, ar tą patys šlapimo takų anomalinius šlapimo takus. O kaip yra su pakaitinė inkstų terapija ir akmenligė? Pacientai, kurie, iš tikrųjų, inkstai jau nebefunkcionuoja, turi pakaitinę inkstų terapiją, ar tai peritoninę dializę, arba hemodializę, ir inkstų akmenligė tokiems pacientams pasitaiko, nes ten inkstai, tarkim, nefunkcionuoja ir šlapimo diurezė ten paros yra iki 50 litrų per parą arba 100 ml. Ar turėjot savo praktikoje tokių pacientų? Aš tai iškart pasakau, kad ne, nes nedirbame su transplantuotais ir pakaitinė terapija, tai negaliu nieko. Čia nelabai. Mariau, gal jūs? Visai iš tikrųjų būna, tai pasakyti jau griežtai, kad jau čia su inkstų nepakankamumu dializuojamiem pacientam, jie čia visi vaikščiotų su akmenim, tai tikrai taip negaliu pasakyti, tokios tendencijos, tai negaliu pasakyti, kad pastebėję būtume, kad jiem būtų žymiai dažnesnė akmenligė. Tai iš konferencijų tik tai matom, ten, pavyzdžiui, ten yra Facebook grupės, ten, kur indai operuoja, tai jie ten rodo, kad ten tas perkutanės daro, sakykime, transplantuotėm inkstam, bet ten daugiau tai aš nelabai irgi. Tai transplantuotėm, bet dializuojam, aš sakau. Transplantuotėm, nes transplantuotėm tai gal ir yra tikimybė būti inksto akmenligė, o patiems dializuojams yra pora straipsnių, kur aprašo, kad ten prieš tai neturėjo prieš dializę, per dializę atsirado inksto akmenligė, bet tikriausiai tai yra pavieniai atvejai ir tokie unikalūs. Kasdieniai praktikai, kaip suprantu, nesutinkami. Gerai, tai pašnekėjom iš tikrųjų apie akmenų tipus jų formavimąsi, taip glaustai, ir šiuo metu diagnostika. Kaipgi atrodo tas pacientas su inksto akmenligės priepuoliu? Kuom jisai skundžiasi? Tai tokius, kur, aš kaip sakoma, ateinant į priėmimą jau gali taip maždaug, kad tikrai akmenligė, nes jiems labai skauda. Labai skauda, taip ne šiaip skauda, bet labai skauda. Ir jie ten susirietę ir visokias ten pozas kartais bando. Tai pagrindinis toks iš toli skiriamasis požymis yra skausmas, nes ten, pavyzdžiui, kai skauda ar šlapimui susilaikys, tai vis kitaip atrodo pacientas, bet su akmenligė tai jau iš toli matosi. Ten ir vemia, ir juda, ir visi kalba, ir skauda. Tai toks mano pirmas įspūdis jau ateinant į priėmimą, jeigu matai kažkur ten tokį, tai aišku, maždaug gali nuspėti, kad eina. Jo, tas iš tikrųjų, kad jau žmonės su renalinė kolika, jie taip iš toli matosi, iš tikrųjų priėmime ateinant jau kartais labai ta diagnostika supaprastėja, kas jiems ten yra nutikę. Aš tai dar moterų būna ir paklausiu, sakau, tai kur baisesnis tas skausmas, sakau, ar gimdant, sakau, akmenį ar vaiką. Tai visas moteris kol kas, kiek klausiau, atsakė, kad dėja akmuo yra kur kas skausmingiau ir blogiau jaučiasi šitoje vietoje. Tai kas irgi nustebina. Tai reiškia, čia ir tie vyrai besiraitantis tuo akmeniu priėmime, nevaidina. Ten iš tikrųjų tas pojūtis yra labai stiprus. Bet būna tos situacijos, kaip skyrių patenka, tarkim, nefrologijos skyrių, randi hidronefrozę ir akmuo pačiau užstrigęs, bet tas būna jau anksčiau įvykę ir tada tas skausmas kažkaip per laiką vis tik atbunka tikriausiai, aš taip įsivaizduoju, ne? Nes tas užstrigęs kažkur pačioje akmuo, tarkim, tai jau hidronefrozė ir didelio skausmo
dažnai būna infekcija jau prasidėjus. Jo, tas dažnai būna, kad va, tas ūmus skausmas toks va, kolikinis, tai dažniausiai vis tiek, jis būna 2-3 dienas, iki savaitės. O to jau organizmas kažkaip pradeda adaptuotis prie tos hidronefrozės. Ir kuo ilgiau būna, tai kiti pacientai ten būna po metus išnešioja akmenis, ateina visiškai užšvengtas inkstas, jau ten vos ne viskas, jau sunykęs, nesgi jau visiškai tas inkstas, o jis kažkokių pojūčių nėra. Tai iš tikrųjų čia toks irgi ta ūmi reakcija greita labai stipri, bet po to tai palaipsniui atbunka ir gali iš vis ten pasislėpti. Čia nuo to, aš vis galvodavau, nuo skausmo slenksčio, nes jeigu yra jaunas, tai labai audringai ten ir mažesnį akmenį. Jeigu vyresnis žmogus, tai kažkaip jie labiau toleruoja, atrodo, tą akmens keliavimą. O tai taip išeitų, kad visą laiką vis tiek turi būti ūmi klinika ir paskui perina į lėtinę, asimptomę tą tokią kliniką. Ar būna taip, kad ir asimptominiai pacientai atsiranda, kur ateina pas jūs, tarkim, dėl kažkokių problemų, paechoskopuojat ir sakot, pas jūs ten 2,5 cm inksto akmuo. O jis sako, aš niekada neturėjau inksto akmenligės priepuolio, aš iš vis nesuprantu, kaip tai simptomai atrodo. Tokių pasitaiko? Inkstuose taip, 2,5 ten jie gali pranešioti nieko nejaus, bet šlapimtakinių, tai tokių, kad nieko nejaustų, neatsimenu, kad būtų buvę. Vis tiek kažkokį tai išklausį momentą, kad labai skaudėjo, paskui kažkaip namie išgeriau vaistų, nurimo ir visa kita. O tie, kur jau pačios inkstuose, tai jie būna išnešioja, ten kraują pamato, ar echoskopuojant profilaktiškai šeimos daktarai nusiunčia ir randa tą akmenį ir tada jau pas urologą atsiduria. Pritarčiau, kad didžioji dalis tai dėl to vis tiek šlapimtakio akmenys, jie kažkokius pojūčius turi, ar jie didesnius ar mažesnius, ar jie tai vaistus slopina, ar ne, čia jau kitas klausimas, bet paprastai vis tiek taip detaliau išklausus visą laiką gali pagauti tą momentą, kad buvo kažkada toks maudimų, skausmų epizodas, kažkoks varinėjimo šlapintis ten, ne, šlapimas kažkoks tamsesnis, lyg rausvesnis, vis tiek tos dalykus atseka, o inkstuose tai jo, ten kartais tokių luitų užsiaugina, kad reikia 5 cm žmogus kažkaip nedžymi tos didesnės kolikos, nes realiai tas didelis akmuo jis kaip ir neįkrenta pilnai ir neužkemša to inksto, jis toks, kaip sakau, kaip vožtuvas biškį pakemša, vėl atšoka vėl, tai tas toks vien akmens dydis nebūtinai atspindi, kas to žmogaus laukia, sakykime, dėl skausmų. Tai supratau. O diagnostika, kaip atrodo diagnostika? Tyrimai, šlapimo, kraujo tyrimai, vaizdiniai tyrimai, kuo naudojatės kasdieniai praktikoje? Mes kaip dažniausiai budėjimo metu priėmimi būna. Tai pirmas dalykas echoskopija. Pasižiūrė, ar tikrai ten inkstas plėstas, ar ne, kokia nors stuburo patologija, priėmimo daktaras duoda pažiūrėti, randi plėstą inkstą ir tada jau kaip jau dabar jau prasidėjo tas kompiuterinė tomografija be kontrastinė. Tai auksinis standartas pats geriausias dalykas, matosi. Nes anksčiau tai būdavo, kai dar pradėjau dirbti tos intraveninės urogramos, tai ten sėdi, žiūri tos šešėlius, ten, kuris daugiau patyręs, o čia apvalesnis, ilgesnis, ten tokia būdavo keista ta diagnostika, kai kuriuo akmenų. Kompą padarai ir viskas aišku, kurioje vietoj kokio dydžio. Ir ramu, bet pirminio jo, tai šitą echoskopiją ir paskui, jeigu echoskopijų kažkas neaišku, tai šlapimo tyrimas, ten kraujo žiūrėti, jeigu yra kraujo, būna tie tylieji akmenys, kur neduoda hidronefrozio, ten sukelia skausmą ir vėl sėdi savo ramiai, tai tam kraujas yra, tada kompą padarai, irgi tas aišku, labai geras dalykas, kompiuterinė tomografija, prieinamumas dabar pagerėjo, tai fantastika. Čia. Jo, pritarčiau, kad iš tikrųjų dabar tas pirmas ginklas diagnozuojant, tai dažniausiai vis tiek yra jau dabar tas ultragarsas, mums, sakykime, visur, jis jau prieinamas, ultragarso aparatų turim, tikrai galim pamatyti išplėstą inkstą, kartais ir patį tą akmenį, ar prieš šlapimo puslės, jau ten intramuralį, jau ten, ar sakykime, ar jis kažkur viršuje inkstė, piloreterinį jungtį įstrigęs. Tai aišku, dar padeda ir šlapimo tyrimas. Jeigu akmuo keliauja, paprastai kraują beveik dažniausiai nustatysi vis tiek kažkokią mikrohematūriją, tų eritrocitų rasi tam šlapime, nori, nenori.
Nu ir aišku dabar, va, kaip minėjo, kompiuterinė tomografija, tai čia dabar iš viso jau labai supaprastino, iš tikrųjų tie akmenys ryškiai gražiai matosi, be kontrasto, apšvitos dozės dabar vis tiek irgi sumažėjusios, ten specialūs režimai naudojami, žodžiu, pacientam diagnostika tikrai yra tokia jau pagerėjusi ir tą, ką turim Lietuvoje, tai tikrai turbūt reikėtų pasidžiaugti, iš tikrųjų greita, kokybiška ta diagnostika ir tikrai prieinama tai visiems pacientam. Ir kompiuteriniai tomografijai. Ir dabar paskutiniu metu irgi nuskanuoja ir akmuo, tai pasižiūri intensyvumą maždaug. Jeigu ten minkštas, tai daugiau vandens, gal didesnė tikimybė, kad jis ten pasišalins bus gerai kietesnis, ten jau maždaug nesitikė. Sakau, tiesiog. Jo, tai dabar įvairius dalykus, kaip pagalvoju, įvertini, tas kietumas, Hounsfieldo vienetas, kaip minėjot, žiūri kokią akmens formą, kiek praėjo nuo klinikos pradžios, kurioje jis jau vietoje yra, gal jis jau ten per 2 valandas nukeliavęs iki puslės, tai jau tikėtina, kad jis jau ten gana greit prašoks. Ir kitas gal kankinas 2 savaitės, o tas akmuo dar visai ten viršutiniam trečdalį. Tai tokio irgi prognostiškai daug jau gali pasakyti žmogui, kokia jo prognozė ir kur čia reikėtų lenkti jo tą visą tolimesnį gydymą. Tai tas iš tikrųjų labai patogu visiems. Na, o mes, Arvydai, tikriausiai kaip nefrologai susidurėm su tą hematūriją. Ir va čia mums iškyla daug klausimų, kuomet nėra klinikos simptomų, o yra mikrohematūrija šlapime. Kaip, Arvydai, jūs tokius pacientus skenuojate? Tai mes irgi naudojame mažų dozių kompiuterinę tomografiją, jeigu toks klausimas, ar čia yra echoskopija irgi, skiria echoskopas, echoskopą pasižiūrim dabar pakankamai gerai ir jeigu yra daugiau minčių, tai padaro mažų dozių. Kartais būna tokios situacijos vis tiek ten neaiškios, nes tai tada galima ir su kontrastu daryti jau tada kompiuterinę tomografiją. Bet tai čia sakau, dabar tas yra, iš tikrųjų, kaip jie urologai sako, tai čia žymiai lengvesnis yra gyvenimas pasidarė šito aspektu. Žymiai. Ja. O Arvydai, dismorfiniai eritrocitai šitoje vietoje turi kažkokį reikšmę? Priklauso nuo laborantės akies, taip sakant. O dismorfinių šiaip neturėtų būti, nes turėtų būti izomorfiniai. Bet šiaip tai aš šito situacijoje nelabai kreipčiau dėmesio, netgi jeigu ir parašytų, kad dismorfinių yra, jeigu yra skausmas, tai panašiai. Ne, bet čia labiau, jeigu, tarkim, mes turime simptomį pacientą, mikrohematūrija, be dismorfinių eritrocitų. Anksčiau atsimenu, kai aš dar buvau rezidentas ir mokiausi nefrologijos, tai būdavo padaro echoskopiją, nėra dismorfinių, yra mikrohematūrija, tarkim, nemato ten inksto akmenligės anamnezės, tai tada siunčia pas urologą cistoskopijai, nes pažiūrėti, ar nėra trigonomų uždegimo, pat kaip šiandien atsimenu. Ar šitą pozicija dar turi vietos diagnostikoje, nes dabar jau tai, aš suprantu, planai, visa kita, operacinės užimtos, cistoskopija turi vietos. Ambulatoriškai, aš tai praktiškai visose darbo įstaigose, kur dirbu, tai darom jo, bet pirmas dalykas, kai, pavyzdžiui, gauni pacientą iš nefrologos dėl hematūrijos, mikrohematūrijos, tai kompa iškart su kontrastu ir viskas tada aišku, nes šiaip tai neatsiunčia šiaip savo, kad nors vis tiek turi ieškoti piktybinį, tada nėra to, tai jau tada perinami tą invazyvinį, tą cistoskopiją, pažiūrėti kokių tų mariukų, ar ten uždegimas, aišku, ten apsiklausi kliniką, ten visą kitą iš pat pradžių, nes kokį jau nefrologą atsiunčia, tai jau reikia, kaip sakant, giliau imti šuo, tai va, tokia patirtis. Turėti reikalą su nefrologu, tai tas pats, kas klaviatūrą Coca-Cola apipilti, limpa visą laiką. Geras palyginimas, ačiū Arvydai. Jo, bet ir čia dar turbūt reikia paminėti, kad ir patys pacientai dažniausiai, vis laik jie nori pirmiausia neinvazinius būdus ištyrimo, ne? Tai ta kompiuterinė tomografija su kontrastu tikrai labai daug atsakymų duoda, akmenys, dariniai, dar kažkas, anatominės ypatybės. O po to, jeigu mums ten dar reikia, ir tai reikalingas ir tolimesnis ištyrimas, ar ten neaišku kas, tai taip, tada jau einam link cistoskopijos.
Ir kas džiugina, kad turim dabar irgi lankščius cistoskopus, tai sakykime, kur daug mažesnis diskomfortas pacientam gali be bendros narkozės padaryti, ar ne, sakykime. Apžiūri pūslę, apžiūri šlaplę, pacientas ten už minutės patenkintas šuoliuoja namo ir ten kažkokių didelių pojūčių neturės po tos apžiūros lankščių instrumentų, ar ne, tai va tas, tikrai žengėm į priekį ir turim tikrai Lietuvoje dabar prieinamumas irgi reikia, sakau, pasidžiaugti, kad tikrai urologinė prasme, ištyrimo prasme, mes čia labai lenkiam daug, net ir Europos šalių, nekalbu apie pasaulį. Labai smagu girdėti. Na ir dar toks klausimas, magnetinis rezonansas diagnostikoje. Aišku, suprantu, tyrimas neprieinamas kasdieniai praktikoje, ne, jis reikia laukti eilių, bet ar jisai, pavyzdžiui, bekontrastis režimas jums atsakytų į klausimus dėl inksto akmenligės? Šiaip, bent jau iš mano patirties, tai magnetinis rezonansas net ir nemažų akmenų dažnai nemato. Deja, nėra jis labai specifiškas tyrimas šitam dalykui, tai turbūt jis jau toks jau čia nišinis šitoj vietoj. Bent jau mano nuomonė, turbūt reikia kitais geriau tyrimais pasikliauti, ypač jeigu mes čia ieškom akmenligės. Magnetinis rezonansas, man tai iš karto pagrindinis, jeigu akmenligė ir magnetinis rezonansas, tai pirma mintis nėščioji, kad jeigu nėščioji reikia žinoti, koks akmuo ir kaip ten maždaug kreipti tą gydymo taktiką, galvoju apie magnetinį rezonansą, bet nėra tekę daryti, kad ten kiek siūsta, tai ten trimestras netinka, dar kas nors, tai praktiškai, kad grinai diagnostikai nesu naudojęs niekada, turbūt kartais gauni aprašymus, ten dubens magnetą, kai darai, ten gal aprašo akmenukas matosi šlapimtakyje, ten dėl skausmų dar kanas, bet taip tai ne, praktikoje nelabai naudoju tokių dalykų. Nenaudoju. Ačiū. Tai toliau tikriausiai būtų vieta gydymui. Ar visais atvejais yra taikomas operacinis gydymas? Gal reikėtų pradėti nuo simptominio konservatyvaus gydymo, ne? Ir paskui perėti palaipsniui į operacinę. Tai tas konservatyvus gydymas, kuo jisai pasižymė, kokios savybės ir ar visais atvejais jisai yra naudingas pacientui. Konservatyvus. Čia tam konservatyviam gydymui, aš kaip urologas, tai mažai ten turiu ir tų priemonių, kaip sakau, pagrindė vanduo ir tie prieinami visi, žinomi tie preparatai visi, kad ten skirti ir stebėjimas pagrindė, toks mano pagrindė naudojimas, jeigu iš tų konservatyvių, kuris ten inkste kažkur matosi, nie skausmo nesukelia, ten jokių nei kraujavimo, nei uždegimai nesikartoja, tiesiog sėdės ten vienas, ir stebėjai, žiūri, didės, nedidės, atsitiks, kas neatsitiks, tai kad neskubi, tai visą laiką iš karto tokių operacijų. O koks yra inksto akmuo, kurį galima stebėti? Koks dydis jo turėtų būti? Belenkoks, man atrodo belenkoks, tai vėlgi žiūri į žmogų, gali tenai būti daug lygotas ir atrodo, ta operacija bus sudėtinga jam pernešti, gali tą didelį akmenį palikti ir žiūrėti, jeigu ten nesukeliais ten tokių simptomų, komplikacijų, tai bet kokio dydžio būti. Mano taip nuomonė, nežinau. Taip. Mariau? Jo, čia daug kintamųjų pagal, sakykime, šitą klausimą aptariant, nes jeigu dėl gydymo konservatyvaus, jeigu turim pacientą su kolika, šlapimtakį akmuo įkritęs, tai vėlgi žiūrim, kur tas akmuo, kokią dydžio, paprastai iki 5 mm, tai koks 80-90%, kad jis akmenys išlapins kelių dienų, o gal kelių mėnesių eigoj. Labai skirtingai. Skiriam vaistus, atpalaiduojančius, ten, sakykime, alfa-blokatorius, prieš uždegiminius vaistus, skysčius liepiam gerti, šiltavonę, dušą, judėti, šokinėti. Lytiniai santykiai netgi gali padėti, kai tas akmenį išvaryti lauk, taip rodo studijas. Tai sakykime, tas su šlapimtakio akmeniu paprastai taip. Jeigu yra kažkokia infekcija prisidėjus arba tas akmuo didelis, išėjimo prognozė bloga, tada dažniausiai mes jau turim skubiau drenuoti tą inkstą, turim dėti stentą, tą tokį vamzdelį susuktą, sakykime, ar ne, ir įvedam į šlapimtakį, kad užtikrinta geresnį nutekėjimą, tada gydom žmogų, esant tam stentui prasiplečia šlapimtakis, tada jau planuojam toliau operacinius mūsų tolesnius veiksmus, jau kaip planinė chirurgija, ne?
O pačius akmenis, kaip mes galim gydyti invazyviai ir neinvazyviai. Tai iš neinvazyvių metodų, tai ką mes turim, išorinį skaldymą, ekstrakorporinė litotripsija. Tas metodas yra, prieš kokį 20 metų čia buvo vos ne auksinis standartas iki 1,5 centimetro, iki 2, čia skaldom visus akmenis ir viskas, šitų chirurgų tiek reikia, bet po to paaiškėjo, kad vis tiek nieko čia tokio stebuklo nėra, visi kankinasi su tais likutiniams skeveldrom, bėdom. Ir dabartinis jau tas, sakykime, trendas, jau ta mada, tai yra endoskopinė visa endourologija, tai sakykime ir lanksčios ureteroskopijos, perkutaninės nefrolitotripsijos, vis mažesnio diametro, kalibro, kad kuo mažiau traumuoti pacientą, kad kuo saugesnis būtų. Kombinacija netgi dabar abiejų operacijų irgi eina, man atrodo, Vilius nesenai irgi, ar ne, jau tą dalyką irgi darė. Jo, pabandėmės. Tokį sudarykė 2 entuziastų, tokių, kuris stovėtų toje partinį iš vieno ir iš kito galo. Toks sudėtingesnis variantas, jo. Tai tokių, sakau, pasirinkimas, tas arsenalas tikrai nemažas, plus dabar pažanga visą lazerių dabar mes čia turim jau nuo finansinių dažniausiai įstaigų galimybių tas priklauso, ar mes ten Holmio, Tūlio lazerį naudosim. Ten irgi jau skirtingas jų greitis, kaip tu greit gali tvarkyti ir kokius akmenis, tas dažnai irgi keičia, kokį tu metodiką, kokią tu pasirinksi žmogui siūlys. Čia dabar ir finansiniai dalykai, ir patirtis paties urologo. Čia daugybė dalykų lemia, ką mes renkamės siūlydami pacientam gydymą. O Arvydai, nefrologai kaip inksto akmenligę žiūri? Tai aš, kadangi neoperuoju, neturiu licenzijos, tai manau, tos požiūris vis tik yra, reiškias, ne akmens, bet akmenligės gydymas, kaip metabolinio sutrikimo. Daugiau čia toks, iš savo pusės žiūrint, tai vis tik man tada reikia žymiai daugiau duomenų, ne tik kad žinoti, kad yra akmenligė, bet man reikia žinoti, kokio tipo akmenis formuojasi, kas tokio tipo akmenų sutrikimo, koks metabolinis sutrikimas sukelia. Tai aišku, visą laiką norėjau paklausti urologų iš didelių rimtų ligoninių, kaip jie žiūri į šitų konkremento analizę vis tik cheminę. Lietuvoje kokia yra, vis tik yra cheminė, tirpdo tos akmenys, tai yra spektroskopinė analizė akmens. Jeigu aš galima trumpai, tai ir doktorantūros mano tema irgi buvo su šitą diagnostiką daug susiję su spektroskopinė, infraraudonųjų spindulių. Tai iš tikrųjų dabar, ką mes jau turim bent jau Vilniuje, tai tas yra prieinama, jau ir Santariškėse galima tą daryti, jau sakykime, spektroskopiją, ir privačiose klinikose irgi būna siunčia, irgi daro. Jeigu ten privačiai daryti, tai kažkur kaina iki 50 eurų, sakykime, Santariškėse, man atrodo, apie 20-30 eurų kainuoja tą analizę žmogui. Jūs gali savo akmenuką atvežti ir tą galima atlikti ir iš esmės. Ir jau kaip ir rodo visos ir Europos urologų rekomendacijos, jau ta sena, ta mūsų šlapia vadinama cheminė analizė, tokia nėra labai jau tikslus tyrimas, dažnai netitikimų būna. Tai jau reikėtų stengtis judėti link tos spektroskopinės analizės, tai reikia tikėtis, kad Lietuvoje tas prieinamumas pagerės. Bet čia, aišku, nereikia galvoti, kad čia pasaulyje jau čia visos ligoninės čia turi ir panašiai, tai nevelna čia dėja. Tai jeigu būtų prieinama šitas spektroskopinės, aš kaip supratau irgi, kiek aš čia siunčiau tos konkrementus tirti, to paties žmogaus keli konkrementai, labai kartais tie duomenys gaunasi prieštaraujantis, kartais ne, bet tas, reiškia, kiekybinė analizė gan prieštaringa vis tik būna. Jau nekalbu apie kokybinę, kai ten randa, kad visų medžiagų yra ir tu džiaugis tuo. Sakant, etapus, aišku, vis tik paros šlapimo biocheminis tyrimas galbūt ant kažko užves. Tai irgi čia šitas, bent mes taikom šitą su tam tikrais apribojimais, aišku, pagal galimybės, bet darom šitą. Didžiausia sėkmė, kai randi kokią hiperkalciuriją, aišku, jau čia jau tada turi už kažko užsikabinti iš tikrųjų. Kas liečia oksalatų koncentracijos tyrimo, tai čia gaunasi mūsų sąlygom labai brangu. Kažkodėl, tai nežinau kodėl, tai šitą aš labai retai darau. Ir vis tiek tokiuose situacijose dar arterinis pH irgi padeda kartais ir tada jau bandai susidėlioti tą pasjansą.
šlapimo pH svarbu irgi, o tada bandai susidėlioti tą pasiansą ir žiūrėti, kas čia bendroje sumoje gaunasi. Dažnai būna, kad nieko negauni vis tiek. Gaunasi idiopatiniai tie akmenys tau ir tiek. Bet o kartais turi aš tų hiperkalciurių kažkiek. Na, aš nekalbu čia apie šlapimo rūgšties akmenis, kurie jau tokie atrodo patys paprasčiausi. Dabar, kai atsirado dar tas citratas labai prieinamas jau pramoninių būdų, tai čia platina, tai visai neblogai yra su uratiniais akmenim. Bet čia įmanoma dirbti šiaip. Jo, pritarčiau kolegai, tai iš tikrųjų paros šlapimo analizė tai irgi čia svarbi diagnostika, ypač dėl, sakykime, to metabolinio polinkio, kas ir kodėl čia formuojasi akmenys. Problema, aišku, tame yra, kad compliance'as pacientų, jie taip, nežinau, pas mus tai dažnai tingi, jie ten surinkti tą paros šlapimą, arba ten nedapila kažko, nedadaro tokias nepilnas analizės, kai darai. Irgi kyla tų bėdų pastoviai, bet čia su to visas pasaulis kovoja, kad kažką atrodytų reikėtų tokio vienkartinio patogesnio padaryti, bet kiek aš domėjausi, vis tiek vienkartinė šlapimo analizė labai kintamas dalykas, ką tu valgiai geriai. Tai keičiasi, jau. Tai dėja, šito paros šlapimo mes nepakeisim ir ten netgi rekomenduoja, kas tam tikrą laiką pakartoti, pasižiūrėti, ar nepasikeitė netgi tą pusiausvyrą. Ir aišku, kraujo tyrimai, lygiai taip pat ten ieškom, sakykim, priskydinių liaukų, čia jeigu netyčia pagaunam kažkokį hiperaktyvumą, tai čia volia, tai čia labai jau svarbu. Tas momentas, jo. O dar noriu paklausti, jūs, pavyzdžiui, supersaturaciją jūsų laboratorijos skaičiuoja? Galiu pasakyti, kad pas mus irgi, kaip minėjot, su oksalato nustatymu, tai brangi metodika ir labai jau ten purtosi visos laboratorijos nuo šito tyrimo. Tai čia reikėtų turbūt labiau laboratorinės medicinos gydytojų paklausti, koks šitas niuansas, nes lyg pasaulyje kaip ir daro, bet gal tie didesni centrai, kai didelis rautai, gal tada kažkaip kitaip tą visą metodiką persidaro. Net negaliu atsakyti va šitoj vietoj. Aš tai, ką irgi sakau, jeigu nustatai akmenligę, ten jaunas pacientas besikartojančių, tai į Kauno klinikas nefrologams, kad ten 24 šlapimą ištirti, ten visą kitą, kad padaryti. Ten diagnostiką turinės aplinkinėse, kur dirbu, tai arba brangu, arba nedaro, tiesiog neturi tų, biocheminės tos srities, o apie spektrometriją tai neturime, kur dirba. Tai žodžiu, vis tiek sudėtinga tai yra diagnostika, turim dažniausiai pasekmes, aš kaip suprantu, o pačios priežasties etiologinio veiksnio nustatymas, jis kartais yra sudėtingas. Jūs paminėjot lazerių, retroskopijos metodų gydymus, o gal yra dar kažkokių naujų gydymo metodų, kur taikoma pasaulyje, bet Lietuvoje dar tik tai skinasi kelią? Dabar iš paskutinių naujienų, gal čia tokių pastarųjų metų, čia jau bando, kadangi vėl grįžti ekstrakorporinė lithotripsija, išorinis skaldymas, neinvazinis gydymas, kad dabar tokia atmaina ten burst wave metodika, kad, sakykime, šiek tiek keičiasi tas bangos skleidimo principas ir kartu dar po to taikyti propulsinę terapiją. Ką tai reiškia, kad skeveldras nukreipti link šlapimtakio, kad pagerinti evakuaciją skeveldrų. Ir aletas, sakykime, tokia metodika ne tik, kad jinai greitesnė, bet ir žymiai pagerina, sakykime, tą išsivalymą skeveldrų, tai daug geresni tie visi stone free, tai reiškia visiško akmenų išvalymo rezultatai. Tai čia iš tų tokių išorinių metodikų, o iš operacinių, tai turbūt Vilius pritars, kad iš esmės visa pažanga, tai ką, tobulėja visi lazeriai, galingesni, greitesni, kur jau ten mes neturim dar tolimųjų net rezultatų, kas čia bus juos naudojant toliau, ten termo poveikis, ten, sakykim, komplikacijų rizika, ten visokių niuansų yra. Ir aišku, diametras dažniausiai instrumentų vis mažyn, jeigu mes ten anksčiau darydavom su daug stambesniais instrumentais, didesnė kraujavimų rizika ir panašiai, tai dabar jau viskas labai minimalizuojama ir mano akimis tai tik tais į gerą pusę, kaip sakė. Labai smagu tas prieinamumas vis daugiau. Anksčiau būdavo yra lankstus retroskopas, daugkartinis ir ten baisu naudoti, nes ges ir daugiau negaus. Dabar yra tų vienkartinių, jų daug ten perka, sugenda, jau galvoja ir dar kaip nors ir yra naudoti ir labai tas palengvina. Aš baiginėjau, tai tų lankščių
praktiškai nesu gal net matęs rezidentūros metu, gal vieną kokią kur darė. Dabar praktiškai kasdieną gali matyti savo skyrių ten daro. Tai va, toks pasikeitimas labai didelis. Ir vis didesnė akmenys, jo minimaliai invazijų vis didesnė jėmas. Smagu girdėti, kad mes neatsiliekame nuo pasaulio. O kai atranda tokį pacientą, kuris turi akmenligę ir jis yra simptominis, kas jį turėtų stebėti? Šeimos gydytojas, gydytojas urologas, gydytojas nefrologas, kuris atsakingas už tą inksto akmenligės stebėseną to paciento? Pas mane, jeigu ateina tokie racijos šeimos daktaras, tai aš, kaip sakau, pasilieku savo ir stebiu, sudarom tą grafiką, parekomenduoju, sakykime, gal pas nefrologą, gal tenai, gal susiplanuojam operaciją ar stebėjimą ir visokių tokių, tai aš kaip papuola, nežinau, kaip nefrologą, ar jūs sekat, ar turite tų pacientų, kaip... Su nefrokarcinoze daugiau, nes kur jau grinai akmenys yra, tai ten vis tiek urologais užsiima. Nebent jau ten ištyri ir kažką keiti ir po to dar gal tą kontrolinį paruoštą tyrimą pasižiūrėti už pusės metų, už kiek laiko. Bet šiaip tai čia vis tiek, man atrodo, čia yra, aš esu svetimas šitą urologijos teritoriją, čia daugiau urologija vis tik yra. Atsitiktinai mes čia kažkaip susidurėm su tais dalykais. Man tai kiek tenka matyti, tai dažniausiai grinai dėl paties akmenų susidarimo ar jų gydymo, tai paprastai seka urologai. Dažniausiai vis tiek siunčia ir šeimos gydytojas, atrašo, kad prieš metus buvo akmenligė, siunčiamas kontrolė ir panašiai. Tas toks siekimas būna pastovus iš tikrųjų. Nes čia kartais ir klausia paciento, kiek čia dažnai reikia pasirodyti ir panašiai. Taip dabar jau netgi ir Europos urologų gairės bando įvesti tokį standartizuoti planą siekimo, kad kiek laiko turi būti daroma, ten ultragarsas panašiai. Tai einama link to, kad ten po akmenligės epizodo realiai žmogus per pirmus 2 metus jis turi kas pusmetį pasirodyti pas urologą, kas ten toliau daras. Aišku, tai toks apkrova nemaža, kai pagalvoji, kiek žmonių čia gaunasi, tai iš tikrųjų. Tai irgi čia dar ateities turbūt planai, kaip čia tas koreguosis, reguliuosis, kas čia turi sekti, gal gali nusiųsti šiaip echoskopuotojui, kad jis pažiūrėtų, jeigu atsiranda įtarimas, tada jau tik siųsti urologui. Čia labai toks, dar, manau, keisis ta strategija visa, bet dažniausiai manau, kad Lietuvoje vis dėlto urologai bent jau kol kas tą atsekimų užsiema, o jeigu yra kažkokie metaboliniai nukrypimai, polinkiai, nefrokalcinozė, tai tada dažnai čia šitoje vietoje prisijungia šitam arba netgi vadovauja tam dalykui nefrologai ir tik tais, jeigu jiem jau yra klausimų, tada jau jie atsiunčia urologui. O tai išoperavot pacientą, jisai sveikas, gražus, patenkintas, inksto akmenligės priepuolį jau išgyvenęs. Kaip jam padaryti taip, kad ateityje nesikartotų tą prevenciją? Didelį dėmesį skiria prevencijai ir kaip tą jam rekomenduoti, ar tai nuo inksto akmenligės inksto akmens cheminės sudėties, ar tai anatominiai kažkokie pakitimai, kurie galėjo galbūt sąlygoti formavimąsi, maistas, kyšiai, bet kas galėtų būti prevencinės priemonės. Aš tai kaip ir sakiau, išoperuoju ir nusiunčiu, kad ieškotos priežasties pabandyti, bet jau taip 24 valandų šlapimo tyrimo, kad pasidarytų, pas mus nedaro, tai siunčiu taip tikintis, kad kažkur užsikabins, o dėl to anatominių, tai išoperuoju, pasižiūrėti ten mėnesio, po 2, kaip ten ar tas inkstas plėstas ar ne, o daugiau tai, visas dietos, maistas papildai vanduo pagrindinės. Čia iš tikrųjų, vis tiek turbūt verta paminėti, kad tos visos profilaktikos, akmenligės pagrindas, tai vis tiek yra ta akmens sudėtis. Nes jeigu tu nori specifinę profilaktiką duoti, tu turi žinoti, iš ko tie akmenys po žmogui daros. Tada automatiškai tos faktorius ir nukreipia visą tą profilaktiką. Nes jeigu ten šlapimo rūgšties akmenys, tai ten jau, sakykime, šarminsi tą šlapimą ir gal tu net iš vis tada stengsi žmogų ne tai, kad operuoti, o būtent tą keisdamas pH, bandyti ištirpinti tos akmenys, sumažinti, slopinti jų formavimąsi.
Jeigu ten kalcio oksalatiniai akmenys, vėlgi ten diuretikai, dietos korekcijos, vengti oksalatų, ten gauti normalų kiekį kalcio. Tai yra iš tikrųjų tų priemonių tokių įvairių, bet svarbiausias vis tiek punktas, turbūt visi pritars, tai yra skysčiai vartojami. Turi žmogus gerti skysčius. Jeigu jis nekeičia savo skysčių išgeriamų kiekio ir rūšies, tai iš esmės neįdėta, neišgelbės šito dalyko. Labai svarbu yra sakykime, saturacija, kokia bus šlapimo, ne? Labai svarbu yra tie skysčiai, tą rodo ir visos didžiulės metaanalizės studijos, kad jeigu žmogus išgeria ten 2,5 litro, tai jau ten akmenligės rizikos pasikartojimas netgi jau kartais pradeda mažėti, ar ne? Tai tą reikia suprasti, kad jau žmogus atėjęs su akmenligė, tai reikia jam iš karto turbūt pasakyti, žinokit, akmenligė retai būna tokia vieną kartą gyvenime, tai yra vis dėlto tokia lėtinė liga, kaip aš sakau, kaip kraujospūdžio, tu turi koreguoti tos faktorius, jeigu nekoreguosi, tikėtina turėsi ir rimtesnių bėdų, ar ne? Tai vis laik vanduo pirmoji vietoje ir kai klausia, ar kitus skysčius gerti, taip sakau, gerkit. Kuo jūs daugiau gersit, kas jums patinka, tai tuo bus tik geriau. Ir kaip juokiaus dabar čia iš paskutinių studijų, čia tokia anglų buvo, gal 100 000 dietologų studija padaryta. Tai paaiškėjo, kad jeigu kavos išgeri 2-3 puodelius, ar alaus išgeri 2-3 puodelius vyno, pasirodo viskas padeda apsisaugoti nuo akmenligės, kad ir kaip būtų juokinga, ar ne? O tie, kas veda jau visiškai sveiką gyvenseną ir tų neturi, pasirodo, kad jos didesnė rizika, negu tie, kurie karts nuo kartą, sakykime, pavartoja tų papildomų skysčių. Tai tas toks požiūris keičiasi, aš manau, ir kuo toliau tas informacijos daugės. Manau, kad čia kovosim ir toliau su akmenligė, kad jie taip išspręsim ir jinai išnyks, tai aš tikrai netikiu, nes tai vis dėlto tokia lėtinė, bet dažnai su metaboliniais pakitimais susijus liga. Ir dar plius gyvensenos ypatybės, kaip minėjot. Daugiau sėdim prie kompo, daugiau ofise, daugiau perdirbto maisto, ar ne, cukraus vartojimas perteklinis. Čia viskas čia susideda štai vietos. Ir su to skysčių vartojimu, tai, kaip aš sakau, gerai prasme, pacientai tokie melagiai, daug gerių skysčių, daug gerių. Gerai, būna, pabando pažiūrėti, kaip čia tau sekasi. Yra toks šlapinimas dienoraštis, kad surašytų, kiek kartų susistoja, kiek išbėga, visi rašai ir ateina, tie akmenligistai, litras per dieną išsisioja. Tai tas jiems daug. Ir kas yra, kiek man reikia išgerti savo, kiek išgerti. Aš tai visą laiką sakau, kažkur ten skaičiau, tai tiek išgerti, kad per dieną išsisio 2 litrus. Nuo ryto iki kol eini miegoti, 2 litrai turi būti išsisioti. Aišku, bandęs esu ten kažkur Danijoje, buvo tokia pagal spalvą šlapimo. Matai tokią spalvą, išgerti 3 tenai puodukus, matai tokią 4 puodukus. Aš irgi visokių tokių dalykų, bet skysčių mažai vartoju, nes nežinau kiek. Jums, pavyzdžiui, 2 puodukai atrodo, jau daug išgeriu, kokiam vyresnio amžiaus. Jaunesni geria kokį nors energetinį gėrimą ir 2 išgeria po 0,5 litro irgi atrodo daug, nors jie ten dehidratuoja. Su to skysčių vartojimu gal, nežinau, tai didžiąją dalimi yra aiškiai, kad reikia gerti skysčių, tiek. Ir būna, kad jiems atrodo taip, kad daug išgeria, bet iš tikro ne. Čia kaip pacientais. Aš dar jeigu trumpai Gerai. Juokelį pusiau, kai pacientai sako, daktarai, kaip išgerti 2 litrus, sakau, žiūrėkit, o kai su draugais prie laužo šašlykų susirenkat, kažkaip ten tos 3-4 alaus išgerėt per porą valandų, tai laisvai, sakau. Tai čia reiškia motivacijos pagrindas. Ir jeigu esi motyvuotas, gali išgerti tikrai ir tos ir 2-3 litrus. Ir visą laiką skatinu pacientus turėti kažkokią gertuvę, ten mėgiamą, ir ten su citrina, su agurku, ir kad turėti šalia savęs tada, sakykime, gertuvę ir kad atsirastų tas įprotis gurkšnoti. Čia kaip su bet kokiu sportu, su bėgimu, pirmos 2-3-4 savaitės bus sunkios, nes turėsi valios pastangom save, kaip sakant, privers gerti. Bet po to tai tampa įpročiu, tu jautiesi geriau ir, kaip sakant, apsaugai save ir dar čia visi žinom, kad tai padeda bendrai ir sveikatą. Internete ir aš mačiau Instagramų tose reklamos yra gertuvės su tokiais priminimais, kur pip, tau reikia išgerti vandens. Įsipils irgi toks geras. Arvydai, gal jūs dar papildysit?
Na, čia, kaip minėjom, ta didžiulė problema yra tai, kad tai yra viso gyvenimo problema, nes kokias tu dietas be parinktum tam žmogui, jam viskas su laiku nusibos. Pavyzdžiui, kai prie hiperkalciurijų skiri tos tiazidus, jeigu ten tikrai reikia, skiri ir tam žmogui per ilgą laiką irgi tie vaistai per gerklę jau lenda. Taip ir su dietom reikia mums irgi būti lankstiems. Dabar yra peržiūrėtos tos dietos ir ten, pavyzdžiui, tų oksalatų koncentracijos visai kitokios ir, pavyzdžiui, jeigu ten duosi jam tą sąrašą, ko tau negalima valgyti, ten vaisiai, daržovės, viskas, nevalgys vaisių daržovės, bet iš tos pusės vaisiai daržovės, taigi inhibuoja energijos susidarimą. Tai čia toksai sunkus lėtas dalykas, nes tam žmogui tai visam gyvenimui dažniausiai. Apart retą atvejį, kai kokią nors paraskydinį išoperuojam, bet ir po to ten kažkaip būna problemų vis tiek. Tai individualus požiūris, iš tikrųjų individualus požiūris, o dėl skysčių vartojimo, aš irgi noriu papildyti, kadangi susidurėm su tokiais pacientais, tai taip, jie dažniausiai daug yra litras, jiems daug yra litras ir tas 2,5 ar ten 2 litrai rekomendacijos yra kažkas iš kosmoso srities, ne, kaip marsaeigiui nusileisti į Marsą. Tai dažniausiai irgi sekam arba dienoraštį, kiek išgėrėt skysčių, podelis, na ir per dieną 3 podeliai, tai yra labai gerai, ne, tai yra daug skysčių. Bet yra pacientų, kurie turi poliligotiniai, jie negali, tarkim, daug išgerti skysčių, nes širdies nepakankamumo ar dar kažkaip, tai tada reikia sekti jau ir diurezę, ir kiek išgėrei, ir visą laiką išlaikyti tą balansą. Diurezė plus 500 ml per parą, tiek turėtų išgertas pacientas, ne, kad jis nedehidratuotų ir kad nepriaugtų daug skysčių sąskaitą svorio, nesikauptų nehiperhidratuotų. Na, tikrai įdomios diskusijos ir gal kažkokių galėtumėt pasidalinti nestandartinių, įdomių akmenligės atvejų iš jūsų klinikinės praktikos, ką turėjote tokio įspūdingo? Aš tai vieną tik atsimenu su uratiniais akmenimis, ten sirgau ir podagrą, ir valgyti mėgdavo tą mėsą. Ir buvo toks, kaip sakant, operabilus, tie akmenys gamindavosi, užstrigdavo, skaudėdavo. Išoperuoja vieną kartą, sakai, eik įsitirk, eik vartot vaistus, nevartoj, ten po 2 mėnesių vėlasi. Tai bots, iš kur tokio dydžio? Tai tokio atsimenu, kad kelis kartus jie operuodavom, kol ten jam vieną kartą kažkaip užstrigo, gausi sepsis, tokia biškį su reanimacija, tai kažkaip žmogui tokios motyvacijos po to kart labiau atsirado, tai dabar paskutiniu kartu jau nemačiau jo, tai toks mano įdomesnis, atsimenu tokį, kad kaip trūksta gal ir motyvacijos žmogui, tai kartais gydytis, kol rimtas reikalas neatsitinka. Nes su akmenimis tai gali baigtis blogai, išstrigus, jeigu infekcija, tai šokas greitai eina. Jo, tai čia tokių atvejų, kai pagalvoju, palaik tokių kartais gal kaip klinicistų, vieni įdomesni, kaip paprastam žmogui, kiti gal atvejai neįdomesni būtų. Visokiausių pasitaikė yra, pavyzdžiui, įdėti stentą, žmogus pamiršta, ar dar kas grįžta po metų, po 2, ten iš to stento didžiulis akmens luitas per visą šlapimtakį, pūslė inkste. Turi tada planuoti vietoj paprasto stento ištraukimo, kuris turėjo būti atliktas laiku, pacientas grįžta tokiu, kaip sakau, dangoraižiu visų jau savo šlapimo takuose ir turi ten per 3 kokias operacijas bandyti viską išvalyti, sutvarkyti ir panašiai. Tai irgi tas, reikia stengtis laikytis tų rekomendacijų, jeigu gydytojai kažką patarė, tai stengtis ne tik klausyti, bet ir išgirsti, turbūt tokia būtų žinutė. Ne. Arvydai? Galvoju, čia gal dabar kažkaip atėjo galą toks su akmenlige susijęs tikriausiai. Reiškia, žmogus prieš 15 metų pašalinta prostatą dėl vėžio ir jeigu išsivystęs šlapimo nelaikymas, ir dėl to mikrocystis, nes jis nešiojasi tą įkloptą pastoviai, ten išbėga, dėl tų problemų neturėdavo, bet pastaruoju metu jį buvo užpuolusios pasikartojančios šlapimo takų infekcijos. Ir ten mes su urologais kartu aiškinomės visą šitą dalyką ir padarėm kompiuterinę tomografiją
Ir kai žiūrim tą kompiuterinę tomografiją, reiškia, tai toks vaizdas, kad yra kažkoks kaip kateterio kateterio nebuvo, bet atrodo kaip kažkoks folijų kateterio kontūras, toks šviečiantis toj šlapimo pūslėje. Nu ir kaip kalcinatai kažkas panašaus. Nu ir paskui urologai operavo vis tik ten, žiūrėjo, ar ten nėra to vėžio recidyvo pūslėje. Ir giliau pagrandė ir tenai daug visokių masę apgrandė. Ir paėmė pasėlį iš ten iš giliau. Ir iš ten išaugo šitą, kaip ten ta bakterija vadinasi, kur akmenius sukelia. Tai pasakysiu, kažkur buvo uždrastas. Jo, išaugo korinibakterijum, jo, urelitikum šitą. Tai va čia toks įdomus atvejis. Nes mes eilę kartų gydytas antibiotikas, nes vis tiek ten kartojasi jam tos infekcijos, bet matyt giliau nepasiekdavo. Nu, o šitą paėmė pasėlį ir jis tik pasirodo, kad jos davė visą tą kalcifikaciją. Toks kaip baseinas jų ten buvo, kolonija didžiulė. O paskui tam žmogui dabar jau, man atrodo, Kauno klinikosecistektomiją darė dėl to, nes vis tiek pasikartojančios tos infekcijos. Tai va toksai irgi čia akmenis, bet bakterijų sukelti ir gan bjaurus reiškinys gavosi. Na, įspūdingi atvejai. Tai iš tikrųjų mūsų podcastas eina, tinklalaidės, mūsų tinklalaidė eina į pabaigą, aptariam akmenų formavimąsi, pas kažką labai fanuoja. Kažkas Arvydas gal šį kartą? Kad ne? Labai girdisi skyrius arba dar aplinka kažkokie. Tai mūsų tinklalaidė eina į pabaigą ir aptariam įdomius aspektus, nuo akmenų formavimus iki jų gydymo ir prevencijos. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Lietuvoje tos galimybės tik platėja šitiems pacientams. Mes turim ir kompiuterinę tomografiją, endoskopinius gydymo metodus, tiek lazeriais, tiek kitais metodais. Taip pat prieiname ir spektroskopiją pačių akmenų analizai nustatyti. Na ir pagrindinė prevencija tikriausiai bus vanduo, bet kuriais atvejais. Viena iš prevencijų. Ir labai dėkoju, kad jūs sutikote dalyvauti mūsų tinklalaidį, organizuojam tinklalaidį. Gal jūs norėtumėt kažkokį komentarą nuo savęs, palinkėjimą, ar kažkokią knygą parekomenduosite paskaityti, ar dar kažkokią veiklą užsiimti mūsų klausytojams. Kaip Vyliau? Jūs galėtumėt. Man tai pagrindinė, jau pasakėt, žinotės, to daugiau vandens, mažiau visų tų energetinių gėrimų ir tokia pagrindinė būtų turbūt. Jaunimui galbūt labiau tinkama. Nes inksto akmenligės skausmas, tikrai intensyvesnis negu nėštumo metu, gimdymo metu. Nes ir jaunėja, iš tikrųjų, jaunesnių daug žmonių serga akmenligė tokia tai. Mariau? Garsas dingo. Mariau, jūs garsas išjungtas. Jo, atsiprašau. Tai iš tikrųjų daug įdomių minčių išsakyta, čia, manau, daug naudingos informacijos, ypač būtinai įdomi tiem, kas jau yra susidūrę su akmenlige, ypač asmeniškai, ar ne? Nu ir iš tikrųjų reikia suprasti, kad mes jau tiek urologai, nefrologai, šeimos gydytojai, mes čia esam pagalbininkai sprendžiant tą problemą. Vis dėlto pagrindinis ginklas tai yra žmogaus valia ir noras pakeisti savo dietos ir skysčių vartojimo įpročius, sakykime, judėjimas ar ne, visi tie dalykai susideda. Tai čia visi ir dabar ir kalba visur socialinė erdvė ir panašiai, ten ilgesnis gyvenimas, vengti senėjimo, tinkama mityba, tai visi tie dalykai, nori, nenori, ta žmogaus organizmas yra tokia sudėtinga mašina visuma. Ir tos bendros priemonės gyvensenos, tai yra pagrindas, jeigu mes norim kuo kokybiškiau gyventi ir išvengti visokių komplikacijų ir ligų. Arvydai? Man patiko čia pasikalbėti, tikrai fain buvo. O palinkėti aš nežinau ką. Kam čia, klausytojams? Jo. Kad kam įdomu, tas tegul domisi.
Na, o aš tai, jeigu esat skaitę tokią knygą Kopą, Franko Herberto knygą, kuri tie žmonės iš smėlėtosios dykumos vaikščiojo su distiliut kostiumais ir jų visa surinkama skystis, na, yra labai vertingas. Tai tikriausiai ir būtų ta pagrindinis akcentas, kad, na, sveika gyvensina, vandens vartojimas, ne, ir mes, kadangi vis tiek klimatas šiltėja, mes mažiau judame, daugiau sėdėm ofisuose, atrodo, mes ir net troškulio to tokio nejaučiam, tačiau mūsų organizmas vis tiek, na, eikvoja tą vandenį ir be to vandens, na, mūsų organizmui nelabai gerai. O tai reikėtų daryti, kad būtų gerai. Reiškia, per dieną reikia išgerti 2,5 litro vandens. Tai ką, ačiū Jums labai, kad Jūs dalyvavote mūsų podcast'e tinklalaidėje. Dėkuoju už išsakytas mintis ir Jūsų skirtą laiką. Tikiuosi, kad mūsų klausytojams tai labai patiks. Na ir iki artimiausių susitikimų. Aš tai labai ačiū už kvietimą. Buvo baisu iš pradžių, nes nedažnas svečias, bet labai patiko. Smagu matyti ir kolegą iš Vilniaus. Labai smagu. Ačiū visiems, buvo smagu.